prieš 28 metus, tai mes įkūrėm Švyturį ir kas, prasidėjo mūsų tada. Tada prasidėjo mūsų pergalės, mūsų buvo pasaulio čempionas Gečas, Tansai, po šiai dienai tebė kartu su Geču pradėjęs važiuoti pasaulis į Europos, kiek užkariauta jo trikovė. O 97 jau Antans pradėjo dalyvauti Galiūnas. 97 metais dalyvavo Lietuvos čempionatą, jau buvo prizinis, ne? 98, 99, 2000 ir 2001 jau tapau čempionu. Čempionu, tai va. Ir tada prasidėjo. Paskui 2001 metą Marijampolėj stipriausių vyras diržą laimėjau. Pačiais metais 2001. Žodžiu, suskaičiuoti pergalių mums į... Oi, nes jau prasidėjo pasaulio taurės etapai, jau Lietuvoje visą nebedalyvavau. Ir po šiai dienai. Praeitais metais tapo pasaulio čempionu, veteranų klasėje. Prieš tai 2 metus buvau trečias. Metus susirėm po 120, 130, pas mus po 70 yra dalyvių konkurenkime. Jo, pusė. Tiek susirėm iš visur. Mes darom dar ir mokyklose, padarom rankų lenkimą, čia nėra sunku. Ir kaimuose nuvažiuojam, į šventės padarom tas nedėlius tokius vagia. Vėl prigijo tas rankų lenkimus pas mus tikrai. Tai va, dabar vėl, praeitais metais, galim sakyti, atsirado vėl nauja sporto šoka, kurią mes vėl suantam, aišku, vėl suantam. Pabandysim tą mass wrestlingą. Tas mass wrestlingas vadinasi vienas kito traukimus. Paprasta, lengva, gali sudalyvauti bet kas, bet aišku, laim tik tai stipriausia. Iš to ir vėl prasideda. Lietuvos čempionatai, Galiūnų čempionatai. Bandysim. Nes pasaulyje yra gana jau populiariai stipriai vyksta varžybos. Ten išėjau jau nusagrus. Jakutijoje net yra sporto mokyklos, kaip mūsų yra krepšinė. Ten mass wrestling yra sporto mokyklos, jie jau treniruojasi nuo pat mažų. Pasaulio veteranų čempionatas vyko Šiaurės Airijoje, Belfasto mieste. Dalyvavo iš viso pasaulio, kas buvo kviesta 12 sportininkų. Kas ten, kaip šiemet buvo atvažiavę gana stiprių varžovų. Paėmus buvo 6 rungtys ir gana sunkios antištvermės alinančios rungtys jau tikrai ir net traumų buvo kai kam, vienu žodžiu, kaip šiemet buvo varginančios. Šiemet laimėjau 3 vietą, paėmus vietą kaip ir patenkintas, bet rezultatų savo esu nepatenkintas, nes kiek dariau čia per treniruotės, palei kai kurias rungtys, žymiai galėjau geriau. Ar diena buvo netūkė, ar kas, daug kur ir nepasisekė. Nors paėmus antras buvo amerikietis, aš prieš tą amerikietį iš 6 rungčių laimėjau 4. Jis prieš mane 2. Bet vis tiek jis liko antras, aš trečias, todėl kad aš ant akmens daugiau kritau ir rasti. Nors paėmus aš už jį ir daugiau laimėjau, bet jis vis tiek aukščiau.